Vedos sako, žmonės gimsta su dviejomis savybėmis, tai dieviškomis ir demoniškomis. Dieviškos savybės tai drąsa, tiesa, atjauta, kuklumas ir pagarba. Na, o demoniškos savybės tai pyktis, pavydas, gobšumas, pasipūtimas. Skamba paprastai, bet pažiūrėkime save, kai užleidžiu vietą autobuse, esu angelas, kai supykstu dėl spūsties, labiau panašus į demoną. Kai pagiriu kitą dievišką savybę, kai pavydžiu kaimynui dėl naujos mašinos, oi, vėl demonas. Tiesą sakant, mes visi turime abi pusės. Klausimas tik, kuriai duodame daugiau maisto. Jei kasdien maitini savo pyktį, pavydą, ego, demonas stiprėja. Jei augini atjautą, tiesą, kuklumą, tavyje atsiskleidžia dieviška prigimtis. Taigi, kurioje pusėje esi šiandien? Angelo ar demono? Parašyk komentarę, kurią savybę savyje šiandien pastebėjai. Labiau dievišką ar demonišką.